Saldus medaus kvapas vilioja kiekvienos vasaros pradžioje, kai išsukamas pirmasis medus. Jo gydomosios savybės žinomos jau daug tūkstančių metų, o bičių darbštumas apdainuotas dainose ir padavimuose. Bitės gyvena šeimomis. Vienoje stiprioje šeimoje vasarą būna apie 100 000 bičių. Svarbiausia šeimoje yra bičių motinėlė. Jos skleidžiamas kvapas suvienyja visas kitas bites, skatina jas dirbti. Bičių motinėlė gyvena iki 5 metų ir vasarą kasdien padeda apie 1500 kiaušinėlių, iš kurių išsirita bitės darbininkės. Tik išsiritusi bitė darbininkė pirmą dieną tyrinėja aplinką. Apsipratusi pradeda darbuotis. Pirmasis jos darbas – tvarkyti avilį. Po to maitina motinėlę ir perus. Vėliau bitė pradeda gaminti vašką ir lipdo korius. Maždaug po 2 savaičių, kai nustoja gaminti vašką, pradeda skraidyti ir rinkti nektarą. Bitės renka ne tik nektarą, iš kurio pagamina medų. Ant kojelių jos parsineša į avilį ir žiedadulkes, kurias korie konservuoja ir ruošia maistą žiemai. Šis maistas vadinamas bičių duonele. Norėdamos sunešti 1 kilogramą medaus, bitės turi aplankyti mažiausiai 2 milijonus žiedų. Bitės yra vieninteliai vabzdžiai, kurie laikomi ūkiuose ir duoda neįkainojamą naudą žmonėms. O naminių paukščių auginama įvairių – vištos, antys, žąsys, kalakutai, net putpelės. Vieni auginami dėl kiaušinių, kiti mėsai. Daugiausia auginama vištų, jų yra įvairių veislių, spalvų. Dideliuose paukštynuose auginami viščiukai broileriai. Jie mažai juda, daug lesa ir per 1,5 mėnesio užauga. Vištos dedeklės auginamos dėl kiaušinių. Juos dėti pradeda sulaukusios 7-8 mėnesių. Per metus višta gali padėti beveik 250 kiaušinių. Žąsys kiaušinių deda daug mažiau. Šiuos paukščius ūkininkai dažniausiai augina mėsai. Sena tradicija žąsį ruošti kalėdiniam stalui. Lietuviai turi senovinę žąsų veislę – vištinė žąsis. Jos vidutinio dydžio, baltos, jau buvo išnykusios. Tačiau mokslininkai surado jų kitose šalyse, parsivežė kiaušinių ir išperino daugiau vištinių žąsų. Dabar kai kurie ūkininkai padeda mokslininkams ir augina vištinę žąsis, kad jos neišnyktų. Pastaraisiais metais ūkiuose auginama daug kalakutų, tai didžiausi ūkiuose auginami paukščiai.
Kai kurių veislių kalakutai užauga iki 20 kg. Paukščiai auginami laisvai, nedideliuose ūkiuose, jie auga ilgiau, o auginamiems paukštynuose ypač svarbu sudaryti geras sąlygas. Turi būti nuolat vėdinama, lesinama tik kokybiškais ir paukščių amžiui pritaikytais lesalais. Tuomet ir mėsos, ir kiaušinių būna daug. Dauguma gyvulių auginami dėl maisto, pieno, kiaušinių, mėsos. Tačiau žmonėms reikia ir drabužių. Tam naudojama avių, triušių vilna, kitų žvėrelių kailiai. Jų reikia todėl, kad Lietuvoje būna šaltos žiemos. Ir nuo seno žmonės nuo šalčio saugodavo šiltos vilnonės kojinės ir kailiniai. Kailiniai žvėreliai auginami žvėrelių ūkiuose. Daugiausia auginama audinių, triušiai, nutrijos. Auginami mažesniuose ūkiuose ir kailiui, ir maistui. Triušių mėsa vertinga, lengvai virškinama. Todėl gydytojai pataria ją valgyti vaikams. Kailiukas švelnus, minkštas ir šiltas. Yra pešamų triušių. Iš jų pūkų verpiami siūlai. Triušiai kiškių giminaičiai. Tačiau yra mažesni ir netokie greiti, todėl buvo prijaukinti ir pradėti auginti kaip naminiai gyvūnai. Audinės, lapės, auginamos dėl kailio. Audinės – tai maži juodrų žvėreliai. Jie yra plėšrūs, dažnai puola vienas kitą, todėl laikomi poromis atskiruose narveliuose. Audinės labai jautriai reaguoja į aplinką ir garsus. Jei viena audinė sugalvoja pasislėpti, tuoj pat slepiasi ir kitos, tarsi viena komanda visos gavusios. Taigi, gyvulininkystė aprūpina žmones ne tik maistu, bet ir drabužiais. Kad maisto ir kitų gyvulininkystės produktų būtų pagaminta daugiau ir geresnės kokybės, išvedamos naujos gyvulių ir paukščių veislės. Dėl to mėsai auginami gyvuliai dabar didesni nei buvo prieš 50 metų. Paukščiai deda daugiau kiaušinių, avių vilna švelnesnė.